Privati Vaivorykštės Tako vidurinė mokykla veikia nuo 1997 metų. Mokyklos idėja paremta krikščioniškomis vertybėmis, kurios yra kiekvieno žmogaus doros pamatas. Gal neišsiskiria tom, kad čia aplinka yra krikščioniška, kad mokytojai labai individualiai su kiekvienu dirba. Kai kurie netgi mano draugai stebisi, dėl ko aš taip noriai, žinot, mokinuosi. Mokykla yra antrieji namai, nes čia pusę laiko praleidžiu. Mokykloje mokosi per 150 mokinių, klasėse iki 15 vaikų. Visa mokyklos bendruomenė tarsi didelė šeima, kurioje vienas kitą gerai pažįsta. Tiesiog jūs pažiūrėkit, kad vyresni mokiniai 12-okai nesutarė su jauniausiais mokiniais, vienas kitą šneka, padeda. Mokiniams labai patinka ir jie netgi po pamokų neskuba išeiti namo, o tik pasilieka mokykloje, jie čia būna. Didelis dėmesys skiriamas kiekvienam vaikui ir labai svarbu, aš galiu matyti kiekvieno vaiko individualią pažangą. Mokyklos pagrindinis dalykas yra ugdymas, bet kažkaip, man atrodo, šitos mokyklos yra taip pat lygiavertiškai svarbus dalykas yra meilė. Mūsų mokykla palaiko ekumeninį tikinčiųjų bendravimą ir yra atvira visiems. Čia visi drauge mokomės pažinti Dievo meilę, priimti šalia esantį ir pagerbti kito nuomonę. Mūsų vaikai jaučiasi joje svarbus, jaučiasi priimti tokie, kokie jie yra. Aš taip jaučiuosi, lyg atveščiau vaikus į šeimą, tarp savų. Ir aš palieku juos visiškai ramia širdimi, visiškai kažkaip. Ir žinau, kad bus jais gerai pasirūpinta ir jausiuos bus gerai. Ir tas irgi yra labai svarbu. Siekiame mokinius lavinti visapusiškai. Po pamokų jie gali pasirinkti meno, muzikos ar sporto užsiėmimus. Mokykla yra rekonstruojama. 2014 m. rudenį į šviesias klases aprūpintas modernė mokymo baze galėsime pakviesti daugiau besimokančiųjų. Kviečiame Jūs prisijungti prie mūsų mokyklos vizijos įgyvendinimo, krikščioniškos gimnazijos steigimo Lietuvoje. Prisijunkite savanorystę, idėjomis, maldomis, finansais. Mums tai labai reikalinga ir brangu.